Jurgis Savickis. Sachara. Jis važiavo miestan, tad žinojo visi. Vaikas, nelaukdamas tėvų, pirmas atidarė duris į dvarelio seklyčią ir nustebo. Seklyčia buvo gražiai išpuošta, labai apšviesta, pilna žmonių ir jauki. Vaikas buvo striktelėjęs atpakaliop, bet susilaikė. Tai nepridera jam. Jis pradėjo sveikintis paeilium su visais. Susibūrė vaikų kuopon. Žaidė, šaudė dovanotais pistoletais į kartoninį siekį. Ar ponas Mykolas važiuoja miestan? Užkalbino jį Stasiūnė, 10 metų mergaitė. Jam patiko ponas ir nustatė pobūdį tolimesniam pašnekesiui. Taip, šiandien, neužilgo, reikia nepasivėlinti traukinin. Šiandien, tuojau, suskubo atsiliepti apstojusi jį vaikų kuopą. Jis norėjo žaisti, kunigas ir altorius, taip vaikai žaidė, bet susigriebė. Tai ne jam. Stasė, gražia suknele apsirėdžiusi, graži, priėjo prie jo, stovinčio susimašius atstu nuo vaikų ties alyvomis. Pagyrė jo brolį. Jis įdomus. Tad vaikui labai nepatiko. Jį užgavo, kad kas nors kitas be jo gali būti įdomus. Jis skaitė daug knygų. Vieno žodžio jis negalėjo suprasti. Tai žodis meilė. Kas tai? Argi Stasytė? Aš sakau sudėjau tamstai. Reikia važiuoti. Sudėjau Stasyt. Stasė vos neverkė. Sudėjau. Vežimas. Įgrauždamas savo tekiniais gilias vagas į vieškelio patižusį kelią, ilgas valandas tarškėjo stoties linkui. Krapnojo nejaukus rudens lietus. Gūne užsimetęs, naujų švarku apsirėdęs, jis kalbėjosi vienas su savim. Tamsi seklyčia slibinų saugoma ir nakties prislėgta. Net stogas subraškėjo ir troba sulindo žemėn. Langai iki pažemės. Seklyčioj, kurioj būdavo pirma taisomos krikštynos, susirinkimai, valgomi mazurkai ir geriama skani arbata su uogienėmis, dabar guli lavonas. Jo dėdė, miręs nuo padusio, su ilga pageltusia nosimi, išsikišančia iš karsto. Lavonas, įsitvėręs braškančiais pirštais į eglyno briaunas, keliasi ir sako: Vaike, bėk atnešk man taboko, stambuolio, ir vėl atsigula. Vaikas vienas. Seklyčioje nieko nebeliko. Be žmonių, likusių gryčioje, į kuriuos nenubėgsi, lavonui kelią pastojus. Senis, saugojęs trobą iš lauko, prikišęs prie mažo langelio sušalusią barzdą, sako: Vaike, kodėl neklausai? Bėk, atnešk dėdį taboko. Balsas iš seklyčios ramiai atsiliepia: Mykoliuk, paduok man žvakę. Aš negaliu skaityti gazetą Svetečną. Nesiprausęs kipšas bezliepyčia, užsikoręs ant krosnės ir pasiūstas turbūt vėlės nepražiopsoti, besiraižydamas savo pakulotomis blauzdomis ir besinarplinėdamas, nuvertė nuo Zimso liktorių ir pilkąjį muilą, tetos padžiautą. Vaikas stiebėsi ant lovos ir žiūri. Stasė. Stasė nemiega, bet ji bijo atsiliepti. Atsargiai eidamas ir bijodamas, kad jį kas nenustvertų, jis prisiartina prie Stasės ir atsisėda ant lovos briaunos. Aš čia. Tu nebijok. Nepaprastai širdingai kalba abu drauge Tėve mūsų, nors su korektūromis klaidomis ir skubiai. Tylu. Jie susiglaudžia ir klauso šios įstabiosios tylos ir užmiega. Vaikai, vaikai, kelkitės. Aje, tai gėda su mergoms miegot.
Namiškiai sugrįžo su svečiais pakasinosna. Šalia jo vežime, ant sudrėkusių dobilų, taip pat gūnė užsitempę, o užsitempę per daug, kad net veidų nematyti. Kukždasi rudasis kalvis, vaiko palidovas toliman miestan, važiuojas savo akių gydyti. Ir merga, važiuojanti į savo brolį, miestan uždarbiauti. Martynai, leisk, čirpia merga. Kumetis, tabaluodamas į visus šonus, kaip be kompaso paleistas į jūras laivas, virtuliavo ir snaudė. Tad vežimo įgula. Kas ta meilė? Maža, didelė raidė rašoma, minima romanuose. Suščiuvo paukščiai. Nedrąsiai praskleidė tamsų dangų pazara ir pažvelgė ūkininkų pasaulin savo skaisčiu, kiek pablyškusiu dar nuo sopulingos, nemiegamos nakties auksiniu veidu. Stoties kaminai rūko. Iš tolumos tarškėjo pailsęs traukinys. Miestas didesnis už eglyną, kur žmonės be perstojo važiuoja, šaukia, ūžia, gąsdina. Išlaikęs kvotimus, vaikas buvo įjungtas gimnazijon. Papildė savo enciklopedijos žinias, jis skaitė, kas pakliuvo. O taip pat mokėsi geografijos. Bute tuščia. Nuo naujai išdažytų langų kvepia laku ir dažais. Ties krosnim atsisėdęs pradeda. Sachara. Nepereinami smėlingi tyrai su oazėmis keleiviams atsigaivinti. Jis stabtelėja. Stop. Jis sugavo naują mintį. Jis gali padaryti garvežį, einantį nuo klojimo iki jaujos lauke. Reikia paimti katilas, pritaisyti triūbos. Jis moka padaryti garvežį. Arba dar geriau, įsukamą laivą, upę leidžiamą. Jis atsistoja ir matuoja atstumą nuo krosnies iki lango. Tokio ilgumo bus laivas. Čia bus mašina, čia bus stasiai. Sachara, nepereinami tyrlaukiai, su labai silpnai apsireiškiančia gyvūnyje. Tik oazės keleiviams atsikvėpti. Nesuradus oazių, visi karavanai ir keleiviai gali žūti. Jam Sachara atrodo kitaip, negu rankvedį atvaizdinta. Nustojęs svajoti apie indijonus, daugiau domėjosi tikybos klausimais, kad nuo jų atsikvėptų, kad greičiau juos išrištų, kelionė. Rytų žmonės su baltais apsiaustais, minties koncentravimas ir tyrlaukiai. Su manim geriau atsitiko. Mergos? Kalbasi priemenėje du liokajai. Pasiuntė mane pulkas, kaip po pulko raštininką miestan. Nors užsimušk, kambarių viešbučiuose nėra. Įvargau, o rytoj darbas. Tai užėjai mergas. Sulygau, užkalbintas vienos juodplaukės. Geltonplaukės ne mano skonis. Išmiegojau, susishildžiau, o rytoj vis vien tie patys 3 rubliai. Tai boboms vis blogiau. Na nesakyk. Sostinėje aš žinojau namą, kur buvo užlaikomi vyrai. Švarūs, krakmoluoti, išskusti. Ateina kokia nuometuota motera. Paskambina. Atidaro, įleidžia. Pabaigta. Vaikas žiūri pro langą į gatvę. Restorano sodelį griežia automatiškai įsukami vargonai. Jiems pritarė dzilinguodami ir uždami skaidrus skambučiai. Ties jaunomis drebulėmis sustatyti staliukai. Merginos geria šnapsą, valgo paspirgintas bulbes ir juokauja su vyrais. Vos neverkdamas vaikas klausia. O, kas ta meilė? Tik aš sužinočiau. Vaikas nori eiti į draugus, surengus draugiją, laivais irtis. Tarnai išeina. Jis lieka vienas bute.
Išima medinę, stambiai sukaltą dėžutę ir skaito laišką. Paprastas atvirukas. Viena bavarietė, vyniojantis siūlus kamuolin, ties ja žaidžia katinėlis. Pro beržų kamienus pavasario pievos. Mylimas Mykolai. Aš net zert atsėjau, jau. Butan įsiveržia girta kaimynė, tarnaitė Tešla. Šoka. Su ja šoka jo namų tarnaitė. Kviečia degtinės paragauti. Jis nenori, bet vyriškumo verčiamas, be to jam pinigų pristigus, jis yra pasiskolinęs iš tarnaitės 73 kapeikas žvaigždėto dangaus atlasui pirkti. Išgeria. Beždžionė tampo jį. Šok, šok. Ulala, uha. Bobo sukibusio šoka. Savo mielų, prilunkis atsėjau. Jau. Česnako, dešros duokit, raugytų agurkų. Ve, verkia ragana. Jis išvaro jas. Jis suglaudžia savo turtą, eglinę dėžutę, talpinančią laiškų pundelį, sudžiūvusią rožę ir dieninį ir išeina miestan. Jau vėsu, Sachara taip arti, jis net palmen susidūrė. Arabai tokie narsus, kaip ir jų pirkliai. Jam prisimena Mickevičiaus jaguarai, Lietuvos pievos ir Lietuvos pievų gražiausioji gėlė, kurią jis neužilgo kaip riteris, iš kovos sugrįžęs, pamatys.